Sveiki visi. Sveiki visi su mumis, mes sveikinamės. Zero ir Griffin. Jo, ir norėjom tiesiog pakalbėti apie porą dalykų. Apie šito channelio ateitį. Jo, ir tiesiog mes nieko nematome jame. Nu, gal kažkiek, žinai, matome, mes tikėjomės iš tikrųjų daugiau kažko. Mes- Su lietuviu, žinai, iš tikrųjų. Mes, kaip čia pasakys, mes bandėm, kaip jūs prisimėt, mes anksčiau dėdavom nerimtus, trumpus video ir jie sulaukdavo didesnio pasisekimo negu dabar, kai mes bandom tikrus rimtus video daryti, kuriuos mes norėjom iš pat pradžių daryti. Ir mes matom, kad yra labai mažai viewsų ir nėra reakcijos, mes negaunam jokio... Jo, jokių komentarų. Mes negalim orientuotis su tokia reakcija, nes mes nežinom, ką mes darom blogai arba ką mes darom gerai. Ir mes tiesiog nusprendėm atidaryti naują channelį, kuriame mes tiesiog darysime rimtus video, kuriuos mes originaliai planavom daryti. Ir mes juos visus darysime anglų kalba, siekdami padidinti savo žiūrovų skaičių, kuriem iš tikrųjų yra įdomus šitie dalykai, nes mes žinom, kad labai daugumai lietuvių kažkaip žiūrim neįdomus tokie dalykai. Jo, ypač. Va, lievas grafikos. Nu gerai, va, tiesiog daugiau nebeina, tiesiog išmaksint ant geimo. Viskas, lievas grafikas, čia ne FPS geimas, tu negali šauti į galvą ar kažką panašaus. Nu, tiesiog tokie greiti žaidimai, kažkaip kiekvienas tiesiog tokius mėgsta ir... Pavyzdžiui, tipiški lietuviai. Vat grinai, mes pavyzdžiui galim dėti kažką rimto, ten kokį nors RPG pavyzdžiui, ir tuo pačiu momentu gali išeiti FPS. Ir tas FPS gali būti grinai apie nieką, tiesiog apie nieką, ir jis susilauks daugiau žiūrovų. Vien to, kad jis FPS ir žiūrovai yra lietuviai. Jo, nes, nežinau, tiesiog aš nieko nesakau, kad lietuviai ten, žinai, nesupranta geimų. Yra, aišku, suprantu tokie, kurie tiesiog, nemėgsta tokių, nežinau, geimų ten taip toliau. Tai vat mes nusprendėm... Čia tiesiog mūsų nuomonė, aš nieko negaliu paneigti, nieko negaliu pasakyti, tiesiog čia yra mūsų nuomonė ir mes taip manom, tiesiog jau aptarėm, tai visą dieną kalbėjom. Ir nusprendėm. Šito naujo channelio atidarimas, jo tikslas yra tiesiog dėti rimtus gameplayus žmonėm, kuriem patinka rimti gameplayai. Tai nereiškia, kad mes paliksim savo Games Review 4 channelį, tiesiog reiškia, kad mes dėsim mažiau video ir gali būt, kad paliksim didesnę dalį darbo kitiem nariam. Jo, nes, nežinau, mes tiesiog dabar bandysime tiesiog save perėti, nes su to komentavimu ir taip toliau čia... Mes nematom tikslo šitam dėl to, kad mes nebedorim daryti trumpų šūdinų video, mes norim daryti rimtus, ilgus video su pilnais perėjimais žaidimo ir mes nerandam tam žiūrovų. Bent jau... Čia tiesiog kaip buvo testavimas ir pažiūrėjimas, kaip mes ten irgi trolinam ir taip toliau. Ten tipo visur, čia pažiūrėti tiesiog, kaip žmonės reaguoja į kiekvieną geimą. Gameplay, pavyzdžiui, yra durni video, yra rimti video. Rimti... Nežinau, Labai mažai reakcijų, labai mažai peržiūrių. Jo, kas turi būti tam video, kad jūs tiesiog įmėgtume. Nežinau, arba kaip, pavyzdžiui, Vėjavaikis, aš suprantu, jisai eina ten kiekvieną detalę, ten lošia, ten... Ne, Vėjavaikis... Aptarinėja ten ir, žinai, ten vis tiek nedabaigė niekada žaidimo. Jisai tiesiog... Aš nieko nesakau prieš, bet... Pradeda labai daug žaidimų, kuriuos jis nebaigia ir dėl to jo yra žiūrovų skaičius didesnis, o mes tiesiog norim pradėti žaidimą ir jį užbaigti. Tai ką čia... Daugiau pasakius. Jeigu jums patinka rimti video, jeigu jūs suprantat anglų normaliai, mes kviečiame jumis į savo channelį, kuris bus ir description'e, ir kaip annotation'as ir mūsų channel'e. Jo, jo pavadinimas yra... The Circuit Bros. Jau, tai ten ateisim, ten bus ateikit, ten bus linksma, mes tikrai pasirūpinsime gerų kontentų, kad atsibostų jums žiūrėti. Kas dar daugiau, mes stengsime klausyti žiūrovų, kurie rekomenduoja gerus geimus, ten kaip visokius Oblivionus, Falloutus, visokius... Tiesiog laukiam jūsų ten, jūs ten ateikit viską.
Nepamirškit komentuoti, tiesiog, jeigu jūs norite, aišku, jeigu susilauksime tokių žiūrovų, nes tiesiog aš sakau, čia tik mūsų nuomonė, kaip yra dabar ir tiesiog supratome, kad su to Labai sunku bus surasti žiūrovų šitam žanrui, kurį mes norim dabar daryti, tai... Tai nereiškia, kad aišku mes vieną žanrą darysim, tiesiog labai sunku gauti žiūrovų rimtiem video. Dažniausiai, tiesiog pavyzdys yra labai daug pavyzdžių internete, ten visur galima pamatyti. Labai krūva, tiesiog daug pavyzdžių, kaip nesąmoningi video sulaukia labai daug peržiūrų, čia yra tikrai nesąmonė. Nėra, yra rimtų, yra rimti, bet jau ten yra kaip ir žmonės su tiesiog jau su visokiais kontraktais, ten mašinama, ten jau yra rimtesni žmonės. Noriu pasakyti, kad laukit labai aukštos kokybės video, mes ne taip kaip anksčiau dėsim labai daug vaizdelių per vieną savaitę, mes dėsim 1-2 per savaitę, bet labai aukštos kokybės. Jo, nes dabar mes turime, kiek mes turime? Apie 236 video ar kiek. Ir mes turim 338 subscribers berods dabar. Ir tai tiesiog niekur neveda. Mes, nežinau, jau gal kaip pusę metų esam tiesiog. Ir, nežinau, man atrodo 300 kažkiek čia subscriberių yra mažokai palyginus dar, kad mum vėjavaikis ten padėjo, nors nežinau. Nu, jūs galite nepalikti šitą channelą, čia dar bus video, kurių jūs pamilote, tiesiog čia kaip lietuvių pusė bus. Ta mes pasakyti, iš esmės, nežinau, mūsų mažiau šiame channelėje bus nuo šiol, tai... Jo, aišku, nepamiršim, dėsim, nes... Dėsim, tiesiog. Tiesiog, va taip, susilaukiam, nežinau, ant vieno durno video, pavyzdžiui, aš nieko nenoriu žaisti, bet, gerai, tornado liežuvis ten buvo, ten tai buvo linksma, gerai, bet peržiūrų palyginus su kokiu mes, kontentu, pavyzdžiui, aš Alanų Wake darau. Arba Morų dabar padėjom. Stengiuosi tiesiog daryti ir... Kažką rimto, arba kaip su metro irgi pradėjo irgi ten kažkas rimto, kažką tokio. Rimčiau, kažką su prikolais, kažką bandžiau daryti. Ir niekur nevedė tiesiog. Niekas net nekomentavo. Mes net nežinom kaip orientuotis pagal jį. Jo, tiesiog net nežinau kas blogai, kas gerai video, kaip man jį tiesiog padaryti, kad būtų jis geresnis, nes ką žinau. Aš tiesiog deginu savo hard drive'ą be reikalo ir nežinau, nematau jokios esmės tam. Dėl to mes ir sumastėm, kad tas yra tiesiog beviltiška. Tiesiog mes sumastėm padaryti tiesiog atskirą pusę tiem žmonėm, kuriam nori rimtų dalykų, kurie nori komentuoti, kurie nori mums padėti, kurie nebijo ten pasakyti, kad man ten patinka ten šitas užmirštas žaidimas, ten jisai geras, bet senas. Ta tu blogai, tu tą blogai padarei. Visi geri ir blogi komentarai yra visą laiką naudingi tiesiog. Kas yra blogai ir kas yra gerai, tiesiog, tam ir skirta komentuoti. Tai vat, tas channelis bus dabar tenai, o šitam channelį gali tikėtis tų video, kurie visą ką patinka. Tiesiog čia kaip įspėjimas, kad gali... Čia biškai po pertrauką. Taigi, ką mes norime pasakyti, nedings jūsų mėgstami video šito channelio, tiesiog sukuriam naują, kuriame bus rimti video ir kuriame stengsimės pagerinti vaizdelių kokybę, kuriame klausysimės žiūrovų. Ką čia dar pridurti galima? Tiesiog, jeigu įžeidėm, atsiprašom, tačiau mes nebegalim su to taikstytis. Ir... Aiškus, aš nesmerkiu tokių žmonių, kurie tikrai žiūrėjo video ir tiesiog... Tiesiog nepakomentavo, pavyzdžiui. Jo, gal neturėjo laiko, aš tą suprantu, bet vis tiek kažkaip video... 30 kartų iš eilės neturėt laiko, žinai. Pasižiūri video, būna, pavyzdžiui, 100 peržiūrų, komentaro 0. Čia yra keista iš vis. Iš 100 žmonių nieks nepasisakė. Jo, čia šis labai keista. O durnam video tiesiog numėtis pilną smailų, tai kokia prasmė durnam video, jeigu iš pilną smailų primėtysit? Oi, čia buvo juokinga viskas, čia tai metų prikolas, viskas.
žiūrėsim, čia geras. Na, karočią, manau, supratote mumis, Esmė. ką mes norėjom pasakyti. Viską įdėsim į descriptioną ir susitiksim naujam tikriausiai channel. Tai sudė. The Circuit Bros, taip. Yay, woo!